Labą dieną, bičiuliai. Esame Vilniui ir radome automobilį pagal užsakymą. Tai būtų Nissan Qashqaius, 20 metai, 1,3 litro benzinas. Daugiau stovėjęs automobilis nei važiavęs, todėl tokį automobilį ypač reikia tikrinti, nes aš kaip sakau, automobilis stovint genda daugiau negu eksploatuojant. Rida beveik 19 000, kėbulas originalus, neturėjęs jokių avarijų, dar yra galiojanti gamyklinė garantija, bet ji netrukus pasibaigs. Vienas va toksai įbrėžimas čia, o daugiau visas kėbuliukas gražus, dailus. Komplektacija nėra labai įspūdinga, tačiau nėra ir visiškai plikas, kylesas. Linijų palaikymas. Kaip matot, va, beveik 19 000 rida. Fokusuok. Opa. Nu, žodžiu, šildomi krėslai, multifunkcinis vairas. Tokie ganėtinai paprasti dalykai, kas jau realiai visuose naujuose automobiliuose yra. Gale taip pat viskas gražu, kaip kad niekas nebūtų netisėdęs čia. Taip, apart to įbrėžimo, dar viena yra problema, tai variklio apsauga yra sulūžusi, ją reikia keisti. Na, o daugiau, kaip mato, čia niekas neplauta, niekas nedaryta. Realiai beveik 4 metai, kaip nupirktas ir naudojamas labai nedaug Lietuvoje. Geriausias momentas dienoje tai pranešti kaip visą laiką geras naujienas. Tai va, netrukus skambisim klientui, sakysim kaip, kas ir kodėl. Dar pabandysime paderinti truputėlį kainą automobilio. Na ir ką, tikrai tokį automobilį galima pirkti ir toliau eksploatuoti. Tuo labiau, kai automobilis turi tik 19 000 km ridą. Tai realiai yra matęs tik vieną tepalų keitimą. Ateityje vat laukia antras. Tiek žinių, bičiuliai, jeigu ieškote ir jūs įdomių, gerų, tvarkingų automobilių, prašome kreiptis į mus, važiuojam auto arba kitaip autopatikros.lt ir susisiekite su mumis per Facebooką, surašykite savo automobilio ieškomo kriterijus, turimą biudžetą, na ir pasistengsime jums padėti. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū, kad sakotės paslaugas, kad pasidalinate mano video ir paspaudžiate laiką. Gražaus jums likusio antradienio, bičiuliai. Iki.